Šis filmukas, kaip ir kiti visi prieš tai, skirti išskirtinai tik riebaus katino sekėjams. Tad jei nesi paspaudęs sekti riebus katinas, aš tau primygtinai griežtai draudžiu žiūrėti šį filmą. Na, o kai jau atbaidžiau prašalaičius tinginčius pasiekti riebų katiną, aš jums papasakosiu apie neseniai Klaipėdoje atsidariusi restoraną Baltai. Spėjo atsidarimo proga jie sugalvojo akciją, kurios metu keli kokteiliai kainavo po 3 eurus. Tad porą kokteilių su katinienė paskanauti užsisakėme ir mes. Kokteiliai kokteiliais, bet pagrindinė mintis visados taigi būna maistas. Užkandžiams užsisakėme tapą su keptų varškės sūriu ir keptų krevečių. Tapas su keptų varškės sūriu buvo vienintelis patiekalas, kuriam tą dieną neturėjau priekaištų. Švelnus be kažkokio išskirtinio skonio. Krevetės pačios iškeptos gerai, gal kiek mano akiai per daug vyno padažo. Nuliūdino tai, kad su juom patekta duonelė buvo tiesiog įmerkta į tą padažą ir mirko jame kaip kempinė. Veršieno šnicelio įspūdinga buvo tik kaina. Pats šnicelis prigėręs kepant aukų, o bulvės patektos šalia šaltos. Katinienės nuomonė, vištiena grill buvo šiek tiek perkepta, bet visa kita prie jos lėkštėje puikiai derėjo. Tad reziumuojant noriu pasakyti, pigiais kokteiliais prisivilioti klientų senamiestį bus labai sunku. Gera virtuvė yra būtinybė, nes konkurencija milžiniška.